Labą dieną, esu vardu Justas iš Insta projektų. Šiandien esu su savo kolega Dainiumi. Ir šiandien mes pašnekėsime apie vieną iš savo statomų namų šiek tiek detaliau. Ir kad suprasti tiek patiems pirkėjams namų ir būtų įdomu, ir tiek ir realiai pačiam yra įdomu, kodėl mes taip darom, o ne kitaip. Pradedam nuo grindų. Aš kaip pardavėjas visą laiką noriu, kad grindys būtų kuo greičiau išpiltos, kad žmonės galėtų vaikščioti jau per betonuotas grindis ir labiau įsivaizduotų tą patį vaizdą. Bet jūs man sakėt, ne, pradžiai sienas tinkuojam. Kodėl? Pagal viską technologija tokia yra. Pasiruoši sienas, susivedžioji kabeliukus, pasiruoši santechniką, po to eini jau žemyn. Kadangi atsiranda kompensacinė juosta, betonas visą gyvenimą jisai vaikšto, šilta, šalta, kad neatsirastų trūkių sienose. Tokia technologija. Žiūrint į stogą, tikrai daug kur matau, kad galima užpurkšti tokiom putom, tai yra daug greitesnis procesas. Kodėl mes to nedarom? Mes visuose namuose dėsim vatą. Kodėl? Dėsim vatą visur dėl to, kad iš praktikos tikrai atsiranda trūkimai. Daug kas, aišku, neigs šitą procesą, kad kažką netaip šneku. Medis visą gyvenimą jisai vaikščiantis yra. Jisai vaikšto, atsiranda mikroplėšiai, atsiranda šalčio tiltai. Dedam vatą, toks sprendimas. Ką atkreipti dėmesį reikia į patį langų montavimą? Kaip, pavyzdžiui, man kaip pirkėjai suprasti, kad šitą langą sumontavo gerai? Pirmiausia, apatinis profilis turi būti gerai. Apatinis profilis yra, kuris, dedasi langas, pats lango rėmas ne ant betono, yra pašiltintas palanginis profilis, žodžiu, kur dasiveda, daleiskim, polistirolas, žodžiu, ir jisai, sėdi tas visas mazgas apatinis šilumoje. O, pavyzdžiui, aš kaip šildymo inžinierius esu, toks dalykas, kaip pradės šildytis termovizorius, pagelbėtų, pasimatytų? Termovizorius rodo. Jeigu gerai padaryta, tikrai rodys. Tuos mazgus tikrai parodys termovizorius. Einam gal toliau per namą. Aš norėsiu apeiti visus dalykus, nes realiai žinokit, pirmą kartą ir pats klausinėjau visų dalykų, kas kur kaip čia darome, tai pačiam įdomu ir einam toliau. Esam koridoriuje ir man buvo, aš prisimenu, kai mes tą sprendimą priiminėjome, dar ir klausėt su Edgaru, kitų kolega, kodėl pirmose aukštose mes darome ne gipsinės pertvaros, o iš blokelių pertvaros, būtent, kad jos jau tokios būtų. Blokelis, kas yra, jisai daugiau akumuliacinę šilumą, po to ilgiau palaiko ir ilgiau atiduoda. Įsigeria šilumą ir po to ilgiau ją laiko atiduoda. Jeigu siena yra iš blokelių, tai man suprantama paveikslą kabinti reikės. Tai aš gręžiu, tvirtą, ten ankeris pakabinau. Tas pats ir gips. Ir tas pats ir gipsas. Tada nesuprantu, tai kodėl? Dvigubas gipsas. Manau, kad šiek tiek yra pigiau iš blokelių daryti negu iš gipso. Supratau. Nes antram aukšte mes darome gipso pertvaras. Taip. Įdomus sprendimas. Pigesnis variantas yra iš blokelių visada. Gipsas biškai brangiau. Tai sutaupom šiek tiek. Gerai, einame toliau. Gerai, sekantis klausimas, iš tikrųjų, kurį jau man uždavė žmonės, kurie apžiūrinėja namus, tai yra, o jeigu mes norim elektrą kitaip darytis? Jokių problemų. Jokių problemų. Kabeliukai yra pasilikę. Kaip nenukirst kabelio, jeigu čia... Nenukirst, elektrikai turi specialų aparatą, kuris parodo, kur eina kabeliukas. Tai čia tikrai nėra problemų. Kur norit, jeigu architektai, dizaineriai kažkur pagal jūs papaišo, tikrai elektrikai perdarys pagal jūsų norą. Tai nėra kažkoks didžiulis iššūkis. Ne. Supratau. Gerai, keliaujam toliau. Sekantis klausimas, kuris įdomus šiaip ir tikrai ir man, ir manau įdomus bus jums. Kodėl namai trūkinėja? Ar tai yra normalu? Ar čia, aš esu girdėjęs, kad sako, viskas čia okei, pirmus 2 metus jie trūkinėja ir čia reikia tvarkyti. Tai visi taip šneka, bet pirmiausia reikia laikytis konstruktyvo. Polį turi pagal konstruktorių atlikti, išlaikyti tuos visokiausius betoninius žiedus teisingai atlikti, armatūrą teisingą sudėti. Principė turi laikytis konstruktyvo. Ar žmogus gali, pavyzdžiui, po pusmečio, po metų, kai jau įsikrausto į namą, suprasti, kad kažkas yra ne taip su pačio namo konstrukcija, su pamatais? Stebuklųgi nebūna pultimais. Prie jūros, ne namas sugriuvo kažkur kažkokia smegduobė atsirado. Toks variantas. O jeigu pradeda sėsti, jeigu namas pradėtų... Konstruktorius yra, mes polius padarom gerai, rosvergą padarom gerai, turi nieks. Šitą namą, tai žinau konkrečiai, mes net dėl to sugaišome 3 savaitės papildomai, nes darom papildomus tyrimus, nors įpirkom jau su projektu, bet teko dar kolega nuojauta turėjo, kad bus kažkas negerai, padarėm tyrimus, dar gilesni poliai gavosi.
kai žmonės patys statosi arba jau nusipirka dalinę apdailą, kur dažniausiai jie tuo metu sutaupo, bet paskui pasirodo, kad gal nereikėjo taupyti, reikėjo daryti gerai ir grįžti prie to. Pilnai šiaip. Geresnės medžiagas reikia pirkti kokybišką, žodžiu. Kas liečia ir grindų tą dangą geresnę ir kaip ir pavyzdį, tą gipskartoną gal geresnį tenais. Laminatą galima į namą montuoti? Galima pilnai laminatą, aš asmeniškai laminatą, nes pas mane du šūnys, aš specialiai dėjau laminatą, o ne parduodu. Supratau. O pavyzdžiui, žinau pas patį, kad yra elektros katilas. Labai įdomus dalykas. Mes visą laiką, dažniausiai sakom, čia galima šilumos siurblį dėti, oras vanduo. Kaip įrenginį, kodėl įsidėjote elektros katilą? 10 kartų pigiau man gavosi elektros katilą, ko pardavėjai nedeklaruoja, kažkodėl tai yra jie paslėpę, nes aišku, jiem parduot brangesnį daiktą yra pelnas didesnis, bet iš principo elektros katilas, turint saulės bateriją, tiek pat sunaudoja elektros, ką oras vanduo. Ai, tai čia sąnaudų prasme tada ne? Sąnaudų prasme lygiai tas pats. Čia tik tais pats įrenginys gaunasi. Taip. Supratau. Taip. Žinau, kad pirmadienį čia net pradeda trinkeles jau dėti. Taip, pirmadienį jau gerbūvis prasideda. Tai realiai už savaitės 2 jau galėsite privažiuoti prie namo ir bus jau gražus. Nes vis dėlto, ką aš supratau iš pardavimų, kad gerbūvis yra didžiausia emocija suteikiantis dalykas pačiam pirkėjui, nes pirmas žingsnis, pirmas tas metras su mašina, kai važiuoja į kiemą ir jeigu kelias būna netvarkingas, va dar būna smėlios žemių krūvos, tai yra sudėtinga tą įsivaizduoti, kaip čia viskas bus, tai labai laukiam, kad viskas baigtis. Ten, ką mes darom, nesimato, o kada išlendi iš apačios. Taip. Tai net tinkavimas nesimato turbūt. Tai šiam kartui tiek. Iš tikrųjų, jeigu turite klausimų, kaip ir sakiau, parašykite komentaruose, susidėsim sekančią video, mums patiems bus įdomiau, kad turėsime jūsų klausimus atsakinėti ir važiuosim į kitus objektus, gal kaip Papiškių kvartaliuką savo nuvažiuosim ir pafilmuosim. Tai ačiū, ate.